Labas, brangiai. Aš išėjau pasivaikščioti, labai faina. Ir apie ką noriu šiandien pakalbėti, tai apie komunikaciją, kaip mes tai darom ir panašiai. Tai šitas video turbūt labiau orientuotas yra į Fitline, kurie užsiema šitą produkciją, kad būtų galima teisingai tai daryti, ką aš atkreipiu dėmesį ir ką pastebiu ir ką didžioji dalis daro blogai ir kaip reikėtų visame tame tvarkytis. Tai va šitame puslapyje jūs turėtume atrasti daugiau visos informacijos. Tai visų pirma, dėl ko jūs tai darot, reikia išsidėlioti. Vieni sako, tai yra pinigai, kiti sako sveikata, dar kiti sako, bandau susikurti kažkokį tai verslą ar kažką panašaus ir bando daryti, nežinia ką daryti. Tai va čia atsiranda turbūt prioritetai ir apie ką jūs visą laiką kalbėsite. Nes dažniausiai ateina žmonės dėl sveikatingumo. Visų pirma, kad geri produktai, pasiteisinę produktai, pagelbėjo. Ir tada bando galimybė atsiranda būti distributorium, užsidirbti, nes tai yra tinklinio marketingo vis tiek principas. Bet tada kas įvyksta? Pradeda jums spausti, kad reikia daryti vis daugiau šitų partnerių pridėti, daug reklamuoti, daug kviesti susitikimų. Ir tada tu tampi tas giminėjai įkyrus, kurie ne visiems viską ir siūlai ir panašiai. Tada supranti, kad tai nustoja veikti. Nu, sako, kas iš to, o ką tu darai? Tada tu pradedi daryti šituo būti reklamuotoju. Čia irgi tampa toks situacija, kai tu tampi reklamuotoju ir tada tu pradedi socialinės tinkluose reklamuoti. Reklama. Tai yra tas yra nanas, čia žinai gerai, čia sveikata, čia žinai geriau, čia rytas, čia pridėt, čia išgerk, čia bus gerai. Bet ko žmonėms trūksta, tai iš tikrųjų pavyzdžių ir turbūt visai komunikacija visur žmonės kokią daro klaidą. Pirma, reklamuoja produktą, pirk. Visą laiką visi sako pirk, o po to tik tai bando išaiškinti, kad tai yra naudinga ir po to tik bando išaiškinti, kad tai yra dar kažkas tokio kitokio. Ir tada kitas dalykas gaunasi taip, kad visą laiką reikia paklausti, ar tu tiki to, ką tu darai. Nes jeigu reklamuojate, pasakojate, rodote tos produktus, dar baisiau naudojate kitų paruoštus arba įmonės duodama profesionalią video, kur jau ten viskas suplakama padaroma. Gaunasi taip, žinokit, pigiai ir taip neskoningai. Tai tada reikia paklausti, ar tu tiki to, ką tu darai. Ir tada reikia pradėti nuo savęs tapti tuo geruoju pavyzdžiu. Tai jeigu mes kalbam apie sveikatingumą, tai jeigu mes kalbam apie pokyčius, kad tau padėjo, tai pabandykit pasitengti užfiksuoti ir pasirodyti. Jeigu mes kalbam apie pro shape'ą, kaip pavyzdys, žinokit, paimkit ir išbandykit patys. Panaudokit mėnesį, 2, 3 prieš po nuotraukos. Kiekvieną dieną darykit video. Kas 2 dienas darykit, kas 3 dienas video. Kas savaitę, sakykim taip, pasiėmat mėnesio iššūkį ir darykit tada kas 2 dienas video. Geriau jau 3 dieną pro shape'ą, mano apimtis keičiasi, kažkas darosi. O dabar, žinai, visi sako, naudok sulieknėsi, pats to, žinai, neatrodai. Ir tada gaunas taip, kad tu darai tą, ko netiki. Tai tas dalykas, aš turiu savo asmeninių pavyzdžių apie sveikatingumą. Tai kaip aš galiu kalbėti apie sveikatingumą, kaip aš galiu kažką rodyti, jeigu pats esi aptukęs, apsileidęs, tai apie ką galima kalbėti. Tai va čia atsiranda kur tokių, tačiau aš dabar galiu drąsiai daryti video, daryti visą podcastą, kaip per metus laiko pasikeitė mano kūnas, kaip mano pasikeitė forma, kaip mano pasikeitė fizinė ir emocinė sveikata, kokie buvo iššūkiai. Ir pasakyti, su Fitline aš tai susitvarkiau,
tai yra mano gyvenimo palydovas, su kuriuo aš pastoviai dabar eisiu ir palaikysiu. Tai va čia tampa to tikėjimas tą, ką tu darai ir geras, gražus pavyzdys. Kaip ir va šitas video yra ta, ką aš pasakoju, tai yra pavyzdys, kas yra veikiantis dalykas iš viso šito įmonę, kuri vadinas brand. Tikslas padėti žmonėms daryti verslo socialiniuose tinkluose, internete ir iš to uždirbti. Bet viskas vėl prasideda nuo jūsų pačių, nuo komunikacijos. Turi daryti tą, ką moka turbūt geriausia, komunikuoti, nebijoti parodyti. Tai va taip, nenoriu labai stipriai išsiplėsti į visą šitai, bet turbūt reziumuojant, kad labai svarbu, kad jūs tikėtumėte to, ką darot, taptumėte tuo geruoju pavyzdžiu. Jeigu einam apie sveikatingumą, mes turim būti sveiki. Jeigu mes dalinamės to, mes visų pirma einam per save. Dažnai kartojus ir kartuosios ir 100 kartų kartuosios. Tokia yra labai gera strategija. Kurti gerą, kuri išsiskirsto į keletą skirtingų būdų, keletą skirtingų etapų. 70, 20, 10. Tai 70% turinio, kurį jūs kūrėt, tai turi būti žmonėm įdomu, naudinga, spręsti problemą ir būti pats pavyzdžiu. Kuris turit to 70%, kuris kiekvieną dieną metu svorį ir bandau pasiekti kažkokį rezultatą ir apie tai kalbu. 20% turi būti informacijos iš kitų šaltinių. Va, radau gerą pavyzdį, kaip amerikietis, vokietis, kitas naudojo ProShape'ą ir numetė svorio. Kaip jisai pasiekė vienokio ir kitokio rezultato ir tapo mano įkvėpėjas. Tai čia yra 20% tokio turinio, kurį mes galim panaudoti iš kitur. Ir tik tai 10% turėtų būti, žiūrėkit, aš parduodu, pas mane gali įsigyti ProShape. Jeigu nori, prisijung prie viso šito dalyko. Prisijung prie, sakykime, judėjimo, prisijung prie geros sveikatos ir lieknėjimo programos ir naudojant šitą produktą. Nes man padėjo, įsivaizduokit jūs, 5 kartus pasakęs, 7 kartus sakėt, kaip man padėjo, kaip aš tvarkiausi, jūs parodyt procesą. Jūs galiausiai pasakėt, parodėt, kaip kitiem pasisekė. Ir tada sako, žiūrėk, jeigu tau patinka, tą, ką aš darau, patiko, kas visą kitą, nusipirk. Žinokit, pamatysit, rezultatas bus visiškai kitoks. Žmonės, kas liečia reklamą šitoj srity, kiek aš jau galvoju, skaičiuoju, 15 metus dirbu, žiniasklaidoj daug metų dirbta, marketinge dirbta, tinklapių kūrime dirbta, komunikacijos strategijos kūrimų dirbta. Ir žinokit, 10 kartų žmogus turi pamatyti ir galiausiai padarys reklamą, kad ir padarys sprendimą. Ir jeigu jūs visų pirma pasiūlysite pirkti, nepirksit, nes jis netiki, nežino, nesupranta. Ir tada reikia labai stipriai laužyti save, bandyti įbrūkti, įkišti. O žinot, kuo labiau įkištas produktas žmogui, to jis labiau liks jo nusivylęs. Tai šitą aš jau tikrai ne kartą gerai išmokau ir gavau per kepurę. Tai va tą nerekomenduoju kitiem. Bet eikit per pavyzdžius. Eikit per pasirodymus, kaip jūs esat, ką jūs darot. Aš atsimenu savo laiku, kiekvieną dieną bėgiojau. Metus laiko, kiekvieną dieną, be jokių pertraukų. Po naujų metų, grįžęs 4 ryto, 11 atsikėliau į kėdukus ir išbėgau prasibėgti savo tradicinį ratą, nes vis tiek pasiteisinimų nėra. Ir aš buvau tas geras pavyzdys, kas liečia sportą, aktyvumą, laisvalaikį. Ir dabar per viso šito sugrįžtu ir eiti visų pirma per savo asmeninį pavyzdį. Ir jeigu jumis žmonės seka, jumis mato, prisijungs prie Fitline programos, pradės naudoti produktus, nes jie mato jumis kaip pavyzdį visame šitame procese. Tai todėl vat šitas Fitline kartu su Tomu puslapis ir yra, kuris turi padėti ne tik tais
man, bet ir jum atrasti informacijos. O mano tikslas turbūt dalintis ir jum padėti, kad mes galėtume visi augti. Dėkui, kurie žiūrėjot.